Sveiki visi. Ir šiandieną jau antrą kartą aš Gustavinčius mūsų Oreo išlikime. Ir praeitoje serijoje turbūt pamatėt, kad aš įsijungiau skrynę pradinę, bet jos nepasiėmiau. Tai va, už kadro nubėgau pasiimti ir šiaip tai daug anglies čia prikasiau. Ir per šį epizodą mes ieškosim vietos, kur gyventi. Nu jo, va dar sniego prisikasiau. Va. Ai, šitą dar irgi pasiimkim. Tai va. Čia padariau grindis ir čia bus kasyklos didžiosios, bet vėliau. Tai va. Ir ką tik išaušo rytas ir čia buvo daug šitų kryperių sprogusių, bet aišku, nemirėm šiaip ne taip. Jei būtume mirę, tai nekas būtų. Valygio truputėlį turime. Na, kaip pradžiai, tai dar neblogai. Bet aišku, kuo toliau, tuo daugiau lygio turėsim, tada pradėsim jau keltis lygį specialiai pradėsim, nes reikės. Ir nežinau, kur noriu gyventi. O, grybukas. Dar grybuko pasimsiu. Čia daug gražių vietų. Čia daržynas. Netoli, manau, kažkur gyvensim. Pelkės dar vienas. Kažkur netoli, manau, gyvensim. Tokiam paprastam biome. Ne tokiuose, kur tik akmuo arba pelkėse. Jo, buvau malių truputėlį. Ai, gal praeitą kartą matęs. Jo, ir dabar neturiu ką veikti. Čia, jei kas nežino, taip galim. Na ir gal greičiau ieškosiuosim. Ir jeigu greit susirasim, tai manau, padarysim dar vieną dalyką. Bet kad įdomiau būtų, aš jums jį parodysiu. Aš jums nesakysiu. Taip, op. Pelkė, puiku. Bet nenoriu čia gyventi, aš nenoriu čia gyventi. Vėl tas bairis, kad visi grybukai nusirenka. Jo. Ir nieko tokio ypatingo, tokio automatinių fermų nedarysim dar šį epizodą. Iškart sakau, daržynas gražus. Man reikia išeiti iš čia, noriu prie džiunglių nueiti. Ir tada ieškoti, o ne čia. Opa. Paršų rojus. Kaip ir praeitą kartą. Ir turbūt daug kas pastebėjo, aš irgi pažiūrėjau dar kartą ir pamačiau, kad aš pro Endermeną taip praėjau, jis taip atsiteleportavo. Ir praėjau pro jį ir nieko nepasakiau. Džiunglės gerai. Tik nežinau, žinau, kurioje vietoje esu. Nes truputėlį buvau apsižvalgęs ir man reikia skubiai pavalgyti. Neišsikepiau dar šitų nuo praeito karto. Na, žodžiu. Wow. Kaip nenoriu ten eiti dabar.
O žinot, gal ir... Manau, čia dar kada nors grįšim. Ten kiek, ten kryperis yra. Gerai. Jo, žodžiu, manau, čia dar grįšime kokį kitą epizodą, bet ne šitą. Šitą, kaip sakiau. Paprastai man žinutė čia atėjo, nepykit. Triušiai, valio. Šitų pasiskinkim. Nežinau, kam man tų reikia. Dažau gal reikės kada nors. Ava. Šitų nereikia. Žodžiu, nežinau, kur gyvensiu. Aš noriu kuo greičiau surasti gyvenimo vietą. Ir žinot, sugalvojau. Gyvensiu čia beržai, manau, čia labai graži vieta. Ant kalniuko tokia opcija. Jo. Ir džiunglės dar matos. Kad džiunglės matos, tai nėra blogai. Gal ten, manau, gyvensim. Ok, tai jau kaip ir beveik radau. Auč. Reik maisto. Gerai, greičiau ten nueinam, manau. Kalmarai, jei. Jei. Žodžiu, užtrukom. Gal ne. Nenoriu ten gyventi. Va čia. Ir dabar, manau, nusikirsiu medžių. Ir aš labai noriu vieną dalyką padaryti. Ai, turiu medienos lapą. Ir dabar pasistatysiu namelį iš šitų. Aišku, statysiu ne iš šitų. Jau. Čia ant pabaigos tai padarysiu. Tokį paprastutį namą. Ką? Ir pamatysi. Paprastutis namukas. Op. Pusiau iš žemės. Toks paprastutis namelis. Ir tuoj grįšim. Ir jūs pamatysite, ką šitas namelis pavirs. Ir aš jį apkeisiu ir gausis kaip transformacija. Ir iki pasimatymo. Ir tam. Ir štai mūsų namas. Ir štai ką tik įvyko transformavimasis. Jeigu jūs matėte, aišku. Nu, jūs nematėt, kaip transformavosi. Aš čia viską padariau. Aišku, čia dar neįsirengiau. Langų neįdėjau. Bet, manau, ne bėda. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Iki.